30 uždavinys. Tai yra vėlgi pilno sprendimo uždavinys, reikia užrašyti visą sprendimą ir tada įsivertinti. Reikia įrodyti, kad trikampiai panašus. Ir nepaisant, kad yra žodis įrodyti šiame uždavinyje, uždavinys nėra sudėtingas, nes reikia žinoti tik 2 dalykus. Pirmasis dalykas, reikia žinoti trikampių panašumo požymius. Jie yra 3. Bet dažniausiai, vos ne 90% atveju mes taikom pirmą panašumo požymį, kuris sako, trikampiai yra panašus, jeigu jie turi 2 lygius kampus. Tai dabar pažvelkime į mūsų šios trikampius. Šie 2 trikampiai abudu turi po statų kampą. Taigi aš galiu teikti, kad kampas ABC yra lygus kampui ACD ir lygus 90 laipsnių pagal sąlygą. Mūsų sąlyga taip sako. Tai yra pirmasis punktas. Pagal sąlygą. Ar turi šie trikampiai dar lygių kampų? Na, o dabar reikia jau žinoti tą antrąjį dalyką, kurį minėjau. Antrasis dalykas yra štai toks. Šios 2 tiesės yra lygiagrečios. Jos yra lygiagrečios, todėl kad tai yra trapecija, taip? Trapecijos kraštinės 2 lygiagrečios, o šitos 2 ne. Tada tas lygiagrečias tiesės kerta kirstinė AC. Ir susidaro 2 kampai, kampas CAD ir kampas ACB. Šie kampai vadinami priešiniais. Ir kadangi tiesės lygiagrečios, tai šiti priešiniai kampai yra lygus. Na, užrašome visą tai. Štai, jeigu tu tiek parašei, jau gali įvertinti save 1 tašku. Tu radai 2 lygių kampų poras šiuose trikampiuose. Na, o antrasis taškas yra skiriamas už tai, kad tu pasakysi trikampių panašumo požymį. Tu pasakysi, kad trikampis ABC yra panašus į trikampį DCA pagal 2 lygius kampus. Pirmasis panašumo požymis pagal 2 lygius kampus. Štai ir viskas. Uždavinys išspręstas, už tai gauni antrąjį tašką ir turi dar 2 taškus.